sveiki visi susirinkę. Tai kaip gyvi Erkely šiemet buvote? Tai laukiame Vilniuje ir tikrai Vilniečiai vaikai labai lauks jūsų ir aišku, kaip sakyt, turėkite tik tai ne virtualų dovanų krepšį. Tradiciškai 1 gruodžio savaitgalį mes pradedam Kalėdų mėnesį Vilniaus mieste. Bus įžiebta didžiausia ir aukščiausia Kalėdų eglė Baltijos valstybėse. Svarbu pažymėsiu, kad mūsų eglutė yra ekologiška, šiuolaikiška, parodanti ir taip, kaip masto šiuolaikiškas modernus miestas ir jo žmonės. Tradiciškai per šias Kalėdas turėsime ir aukščiausią pasaulyje eglę, tai yra televizijos bokštą įžiebtą. Tradiciškai jau 12 kartą Vilniuje nuo šio savaitgalio mūsų senjorai galės lankytis 30 kavinių ir restoranų. Kiekvieną savaitgalį, kiekvieną sekmadienį bus pavaišinti kava ir arbata nemokamai. Kalėdų laikotarpyje turėsime ir iškilmingą gražų Kalėdų traukinuką, kuris kursuos Vilniaus miesto pagrindinėmis gatvėmis. Na, o pagrindinis akcentas tai išmaniosios technologijos ir kad Vilnius turės galimybę bendrauti su kitokiu Kalėdų seniu, virtualiuoju. Kalėdų senelis bus įsikūręs katedros bokšte. Spaudos konferencijos ar tos gyvos konferencijos su juo vyks irgi visą savaitę, kelis kartus per vakarą, bet ir įvyks labai didelis masinis flešmobas, kur tikimės patys mažiausiai susijungs pačiam didžiausiam masiniam spontaniškam šokiui. 25 dieną Vilniuje įsižiebs labai gražus, išradingas, išmanus, inovatyvus lietuvių menininkų ir IT specialistų kurtas Kalėdų prospektas. Jūs išvysite ir kvepiančių ledinukų parką, ir labai gražią Kalėdų planetą įsižiebiančią Rotušės aikštėje.